Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, sveika, hebrytė, Julio nebus šiandien irgi. Nu, laba. Susirinkom visi. Salam aleikum visiems. Jo, šiandieną yra. Taip. Valgysim plovą šiandien. Lygiadienis. Taip, ir plovą, nes šiandien labai daug šiauliečių yra atvykusių ir senbuvių, kurie ir tie, kurie net 10 metų Azerbaidžiane gyvena, švenčia tokią šventę Nauruz Bairam. Naujosius metus. Tai kas Ramadans baigės, o pagaliau? Ramadans jau baigęs praeitą savaitę, tai dabar švenčiami ir žmonės valga plovą. Plovą jie vadinta kitką Istambulį. Tai čia... Jo, o šašlykas iš kebabų. Žinok, aš jau noriu Istambulį. Va tai va sakau Istambulį. Ir ne tik tai to plovą. Ir dar su želmenėliais. Ir saldumynus, ir želmenėlius padėti ant Šiandien po stalo. mano langais buvo susirinkę, jo ten tokia kavinukė yra, tai buvo kaip išėjo kokį 60 vyrų, Taip, baltai mes- susipuošusių. Jeigu solidarizuojame, varom plovą su saldumynais. Priešais prie šitos... Sako, po mano langais. Nu, tai Ingrida, tai tokia populiari, tai radijo balsas, tai vyrų 60 baltai apsirengę. O saldumynus, tai jūs žinot, paklava vadinas. Prie kavinukės, priešais Ingrida, kavinę kas varpas. naktį keičia savo dislokacijos Taip. vietą. Nu, Ir audriu, iškėlė- taip nekliudnai gyvensi. Kalbas dvi draugės, blondinės aišku. O man tai visai patinka su savo vyru krepšinį žiūrėti. Na, atsako kitas, žinai, tai kokias komandas, žinai. Žalgiri, atnešk alaus. Aš nenešioju, Arba nelaus eik tu. jūrų. Su jais geriau arbatytę. Nu, Aš tai esu už tai, kad Irane irgi būtų nauji metai, saliutai būtų. Šiandien yra, jie švenčia. galėtų vieną kartą susitaikyti ten tas arabų pasaulis Nu, tarpusavį. galėtų, bet ne. Nu, čia kažkaip įdomi. Dabar, žinai, toks įspūdis maždaug taikysim į pačias tokias, žinai, skaudžiausias vietas. Ir svarbiausia, visas šalis nukenč, to, žinai, o pas mumis tik tai kainas. Pučias. Nu tai, kuo gyvenim sunkesnis, tuo mes labiau Tai sunkėjam. matai, kai sako, visi tie jau pas mumis kraustos už tą kainas ir pučias. Ne, ten ne arabų pasaulis, iraniečiai jie visai kiti yra. O žinokite, Ten šitai su sunitais, ten religiniai daugiau. Skaitėte, ne, visų tų ekonomistų prognozes, kad jeigu naftos kainos nekris, Lietuva taps viena brangiausių ES šalių. Nu, tai valio. Aš tai žinokite, esu Europos už Dubajus. ir noriu iš tikrųjų paprašyti, dar nepiginkit, Nestabdykit. nestabdykit, kebra, varykit, dar dubasinkit. Kol pirks, mintis. tegu tik laikos, jo. Ir siūlau Lietuvai tapti tokia ne tik tai brangiausia šalim, bet jeigu esam brangiausia, tai kaip Šveicarija, atidarykim bankam žalę šviesą Lietuvoj ir kad taptumėm ir pačia turtingiausia automatiškai. Nes brangiausia šalis akumuliuoja automatiškai didžiausius pinigų srautus. Taudriaus siūlai, kad lietuvių bankininkai būtų patys turtingiausia, ne? Ne tik bankininkai, hebrai, mes irgi praturtėsim, čia, kai nebijokit. sak, svajoti nedraudžiam. Ir mes irgi. Nu tai svajokim už tą žirklės, kai jos siauresnės būtų, ne platesnės. Tai taip. Iš tikrųjų, tai norėjau pakalbėti, kai iš Šiaulius atvažiuos Čaks Norisas, žinau, kad skris. Tiesiai iš ligoninės? Jo. Man tai Julio parašė e-mailą, sako, žinokit, hebrytė, ruoškitės, Džekas Norisas atvara pas jumis. Nu. Sakau, atrašau, žinai, kas ten yra. Sako, supranti, išgirda, kad pas mumis anekdotčiks gers atsirado. Sako, reikia atvažiuoti persimesti. Tai čia tas dėdas su cigaru turbūt? Ne tas dėdė. Dėdė iš Vasario 16 gatvės čia. Vakar kalbėjau, žinai, su Čeku, vis dabar Havajuose ligoniniai. Sako, prasileidau vieną smūgį 86. Sako, pas jumis atvažiuosiu. Atvažiuosiu, nes, sako, pritruko anekdotų, žinai, o pas jumis Šiauliuose, sakė, yra toks bičas, kuris nestabda. Arturčiks. Tai man atrodo, kad ten ne anekdotai, ten pasakos, brūkšnelis anekdotai. Tai čia viskas, žinai, yra tautosaka, tai. Čiak sensta, jam ir pasakų jau reikia. Ne, tik tai anekdotai. Prieš miegą. Tarp kitko, šiandien valgom, tai jau atspėjot visi turbūt, ne ką valgom. Taip, Istambulį, plovą. Atvykit prie Tolšovkės, tai žinokit, plovus bus nerealus. Aš tai už šaltibarščius būčiau, bet
Nes, Man tai, gal sakyčiau, prie širdies cipelinai. kaip Šiaulių mers pasakė, Šiauliai yra lietuviškiausias miestas. Lietuviškiausias. Tai Lietuvoje, ta prasme, bet aš kai perėjau vieną vakarą per Šiaulius, tai supratau, kad, kažkur tai... Žinokit, Hebra, aš pavyzdžiui, būčiau ne tik tais už tai, kad Lietuva taptų pati brangiausia ir taptumėm naujoji Šveicarija, pavyzdžiui, būtumėm ten, žinai, Swiss. Newfoundlandu. Jo, bet kad mes ir atkomandiruotumėm į Stambulą čia. Galėtumėm persikrikštyti, pavyzdžiui, šitoje vietoje. Ne. Ir ne religinė prasme. Ir taptumėm naujoji Konstantinopoliu. O Jezu, kaip kažkaip jau su tuo Stambulu, man čia jau kažkaip, man atrodo, per daug. Jau jis tegu būn ten, kur yra. Tai tiksliai, Konstantinopolio patriarchą mes į tą, šalia senųjų Šiaulio kapinių, ta bažnyčiukė yra ten jau. Tai mes į ten galėtumėm apgyventi. Tai va, prašau, viskas yra paruošta. Ta bažnytėlė buvo nuleista nuo kalno, šiaip jeigu atsimenu, žinot. Beveik prieš 100 metų, biški mažiau. Tai kas? Nurideno ją visą bažnyčią, ten ir pastatė, kur dabar. Užridensim atgal. Sėkmės ridenant. Jeigu Čaks Norisas atvyks į Šiaulius, manau, kad ridensim atgal. Aišku, kad tai. Kaip Sizipsi kalną. Na. Tai vietoj kareivių kapinių ten statysim. Tai ką čia tai gerai, tai ką čia apie tos anekdočikus Šiaulių dabar? Tai atvyks jisai žmogus legendinis. Pasisemti patirties. Čaks Norisas, sako, pritrūko anekdotų, tai atvyks į Šiaulius. Bet mes dabar eisim to plovą valgyti, ne? Ir šalteko, davai, ir plovo, ir šalteko savo. Jo, aš tave palaikau. Man tai šaltibarčių. Aš irgi pavasaris, lygedienis, reikia šalteko. O, žinokit, plovą žiauriai pasilgau. Ir svarbiausia ten, Hebrytė, neduos man laimis sumeluoti, supranti, pavyzdžiui, ryžiai sutaisyti, kokių 6-7 rūšių. Su vienokio aliejukų ir su vienokiais prieskoniais. Su kitokio aliejukų. O Jezu, aš galiu šokėjas yra ten. Aš galiu rekomenduoti. Kaip jau važiuokis šok. O Jezu. Šiaulių radijas RS2. Paprastų šiauliečių paplėpėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Gyvenims yra Julio, ne? Šiaip, tai nėra blogai. Nes Julio gerai. Gyvenimas tai teatras, o mes jame aktoriai, kas tai pasakė. Mes čia agitavom prieš pertrauką, kad, nestabdykit, Hebra, dizelį branginkit, ta prasme, normaliai. Turim tą brangiausią ES šalis ir tada bankai persikels čia. Visi bankai. Jo, aišku. Aš biškai statistikos pažiūrėjau, tai jeigu dar pakelsim dizelio kainą 50 centų, tai pasivysim Vokietiją šios dienos. Ten 2,5. Bet pagrindų kokį jie kelia? Prie ko čia tos naftos kainos ir dizelio? Kam tau tas pagrindas? Tai proga yra. Spyrį iš pokojų. Tai čia yra pagrindas. Vyram proga yra išgerti, o pardavėjam yra kaina pakelti. Babkių yra, vienu žodžiu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministerija, paskelbė konkursą, atlikti studiją, kiek mokėti atlyginimų ambasadoriam ir darbuotojam ministerijos. Jaučiate, ne jėga? Už 40 štukių. O čia tipo jie nežino, kiek reikia mokėti? Ne, jie nežino. Ta prasme, jie yra ežiukai rūkė ten. Miške rūkė ir reikia už 40 000 nustatyti, kiek mokėti ambasadoriam. Normaliai. Žinai, koks atsakymas bus? Špyga taukota. Nes aš žiūrėjau ten, kokie atlyginimai toj ministerijoje yra. Tai toj ministerijoje, žinai, pasakysiu, kad čia gatvės picos išnešiotojai daugiau gauna. Ar rimtai? Nes ten maži, žinok, žiūri. Tokia, pati mažiausia, jie niekad nesiskųsdavo diplomatai. Gabrielius buvo ministras. O kai jam rūpė atlyginimai darbuotojai, jisai savo vilum rūpinosi. Ne, tai išvada tokia, kad Gabrieliui atlyginimą mokėdavo Austėja, ne? Palauk. Kokia Austėja, Taivanis. O jisai atmokėdavo kitų. Taivanis mokėjo. Jam dar ten kažkeliem. Žodžiu, šiaip Vilnius nestabda. Aš siūlau ir Šiauliam, ir Meručiui. Pavyzdžiui, žinai, yra tokia lygių galimybių ten kontrolierės ten tarnyba, kuri lygint galimybės. Tavo ir mano neišlygins. Ta prasme, vyrus kastruoju, moteriam prisiūlė. Jie atliko apklausą. Irgi, aišku, už babkės ten nerašo, kiek kainavo. Paslapti. Reiktų pasiaiškinti, bet
Reiškia, nustatė apklausą, kad 80% gyventojų pritar viešųjų erdvių pritaikymui žmonėms su negale. Supranti? Va tokią Stebuklai. studiją atliko. Stebuklai. Nu, Nu, supranti, jie ten va. matyt Vilniuje, jie tik studijose atlikinė, nes daugiau matyt nelabai iš ką kitur moka. tu gausi grantus. Nu, Ne tik Vilniui, pasižiūrėk, pas mumis irgi buvo konkursas va tam tautos prisikėlimo ten paminklui. Nu, Kiek šaibų ir kiek išleidom? šaibų išleidom, Ir ir kur kur tas paminklas? paminklas. Tai čia. Nėra. Ne, tai mūsų Gal mers bus. jau apklausas daro ne už pinigus, jis Facebook'e apklausas. aš žinau, kas vietoje to paminklo bus. Kas? Bet reikės dar 500 000 damest minimum. Bus oro pilis. Ai, nu jo, tai dabar jau yra. Oro pilis. Oro Nu, čia jau pilis. juos, Nu, jau įsivaizduok, pagal kokią kiekvieną, nori, pagal kiekvieną fantaziją, ką nori, tai įsivaizduok. Nu, mes Arūnu tai įsivaizduotumėm gerą ten paminklą, ne? Jo. Oi, mes, tokį. Seniai nusprendė, bet nieks neklauso. Nes Nu, mes vėl žodžiu, jūs statysit savo orą pilistanai. Tai aišku, kiekvienas iš mūsų. Per pigiai Ne, aš žinau, siūlom, kas ten žinai. veik. Mes statysim merui Saulei paminklą. Bus nimbas virš galvos ir ranka ištiesta. Tai dar ne viskas, palaukit, taigi ant tos raudų sienos pas mumis irgi ten turėtų dabar būti informacinis, viena sienos pusė turėtų būti kažkokia informacinė, interaktyvi, o kita siena ten irgi kažkaip turėjo būti apipavidalinta, tai dar Nu, nebaigta tai dar. Nu, grafičius tai palauk, ten, palauk, jau grafičiai vytis bus. pakabins yra, ko tau Surūdiję. trūksta. Toj Nu. pusėj turbūt barometras natūralus, gi sakėm, varpo formos. Jo, Ne, jo. ir languose turi stovėti ten. Slėgis kyl atmosferinis ir automatiškai barometras parodo. Barometras kyla. Slėgis krenta ir rodo 5:30. Tu įsivaizduok, pavyzdžiui, Varpo gatvėje priešais esančius tą sieną, žinai, būtus, tai jau tikrai išpirktų visas tokias emancipuotas ir energingas moteriškės. Rytą ateini, atsikelia arba vakare, pavyzdžiui, ateini pro balkoną pasižiūrim. Ai, taip pat tas varpo svambalas, ar ne? Nu taip. Nu, su barometrais vyriškais, tai ką žinau. Nu, tai va. Dabar žinau, galbūt, kad ir daug vyrų prisipirks ten būtų, kad pasižiūrėti į tą Į barometrą. slėgį, ne? Tai va. mes modernėjam, norėjai pasakyti. Tai taip. Nu, žinai, tą progą aš irgi dabar prisiminiau bairį tokį dar. Kažkada, žinai, klausiu žmonos, sakau, žiūrėk, nu, čia tas seniais laikai, žinai. Sakau, nu, kaip visada, visi esate, ne vyrai klausia. Sakau, tai kiek tu vyrų esi turėjai, žinai, apie iki mane, Ar rimtai? iki mane, žinai. Žmona sako, nu, ne taip, sakau, su kiek mėgojai, žinai, vyru. Sako, nu, tiesą sakant, tai tik tai su tavim, žinai. Sakau, kaip suprasti? Nu, sako, kiti tai neleido mėgoti. Grįšit namo. Irgi nebemėgosi. Grįšit namo ir visą dieną nemėgosim. Nu. Visą naktį. Tai taip, žinai, prikandau liežuvį, nu ką, nu taip, bet čia yra Reikia esmė. tikėti savo. Nu, sakau, nu palauk. Hebrytė, žinokit, va Čaks Norisas, kai atvažiuos balandžio 1 iš Šiaulių, Aha, nu jis gaus padelį iš mero rankų. Tokį, Ai, čia kaip tas, kur buvo pas pramonininkus apdovanuots. nu, žmogus. Jo, kur... Šiaip tai reiktų Kramba- džiaugtis tokiom Krambalts, įmonėm, man atrodo, Karambaltas, ne? žinai, kur gavo Šiauliai apdovanojimas šviečia, ar ne? Jo. Lietuvoje ir dirba užsienį, šiaip kaip supratau. Iš tikrųjų rimta firma. Labai čia rimta Bairė firma. Jo, Reiktų jo. džiaugtis, kad Šiauliuose tokia yra, bet Kad neperregistruoji dar adresą į Nu. Vilnių į neišneša. Vilnių ar į Švediją. ar į Göteborgą, žinai, Jo, ten. jo, jo. Tai merutis ten. Bet Hebra, varykit ir toliau. Žinokit, kitais metais, jeigu jumis Dar vienas apdovanos paduks. prezidentūrai, tai tada gal gausit dar kokį nors šaukštelį prie to padelį. Ne antrą paduką, kad komplektas. Ne, būtų. jau prezidentūroje apdovanos, tai gaus vieną garbės raštą, pažiūrėjau, kokiam 5. Nu. Nu, Ten irgi nesitaško popierį. Nu, kitų taip, metų va, būtent. padelį gausit. šiaip eisim to plovo valgyti, žinai. Bet, aš taip manau, kad už metų jau bus įvykę beveik ten savivaldos rinkimai, merų rinkimai, tai aš siūlau, žinai, pardavinėjau šūkį. Nu, rieš. Šiaulių vagis nebevaldys. Einam, šaltekas. Ir einam tą progą šaltekas su. Gerai, einu. RS2. Šiaulių radijas. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam.
Nu tai va, tai vienu žodžiu tokia nauja rubrika ir šūkis rinkimų Vagys Šiaulių nebevaldys ar nevaldys. Nu čia kaip kam, žinai. Nu jo. Jeigu kas nori, galiu parengti ir brandbuką. Čia tai super būtų. Faina. Nu bet neatsiras tokių Tai ką, drąsuolių. tai girdė. Ne, buką, žinai kaip užvadinsi. Arklių perkeloje nieks nekeičia. Tau svarbiausia žiūrėk, Arūnai, tu parašyk paraišką į savivaldybę, įsakyk, žiūrėk, man reikia įrankių. Replė susidėvyje, atsuktuvą būtų gerai nauja. Artėj mano gimtadienis, man reikia įrankių. Mera tušinuk susidėvyje. Mano žmonos gimtadienis, mano gimtadienis, ar gali padovanoti mums įrankių? Ne, įrankių nedovanok, paramai, skirkiai už Nu, už 3 Bet žinok, Tau ne, skirs paduką. Šiaulių savivaldybei nereik net, supranti, net vardą pavardės nereik rašyti. Parašai, kad reik ir nurodai sąskaitą, kur mesti. Tik neklausk mano vardą ir pavardės. Ir dar apsimės giminaičių reikia, sesę, brolių, sakyk, neprisiminė. Čia Mus vaikystė įskyrė. Čia esmė ta, kad čia nereik Nu, sakyk, nieko. aš tavo tėvą arklę brolis. Ne. Ir gausi kokius 3000 eurų, pavyzdžiui, parems tave ar Jo, tai va, tai man kelionė į Turkiją jau atsipirka. Ir jau tokia neprasta, net ir Iksosos dar tas metęs. Tavo tėva kumelės brolis. Suprantat, yra toks Lietuvoje raktinis žodis, kuris Šiauliuose galioja irgi. Švogeris. O, čia suprantate, gaila švogeriui. 3 štukelių. Nu, 3 štukų. Kas tas yra? Žinok, jeigu aš turėčiau sesę, tai mano švogeris... Tai kiek duotum? O Jėzau. Negaila nieko. Aš sakyčiau, girdai, ką čia smulkinės su 3000. A taip droš mane. Im kokius 30. Bet aš ir nesuprantu, dėl ko dėl 3 štukų čia davai. A taip droš, tai duo 15-20. Ne, čia ne tik tai štukas, čia supranti, čia dviguba nauda. Ir pasakaitę parašyta. Dėl ko? Aš pavyzdžiui, aš nebesuprantu mūsų meriuką. Nu, jis kažkaip nusimuša visai žmogus nuo rankų. Jūs kalbate apie tą istoriją, kur vyriausia etikos etikmat komisija. Smulkinė. Jeigu tu žinai, kad tave vis tiek droš, nu ką tu smulkinės, Jofans. Vyriausia Lietuvos etikmat komisija pripažina Šiaulių merą prasikaltusi. Bet sakė šiurkščiuoju būdu. Šiurkščiuoju. Tai faktas, kad prasižengi, tai aš irgi, pažiūrėjau, nustatyčiau, kad prasižengi. Kaip tu gali nepažinoti savo sesers vyrą? Nu tai... Nežinau, nei vardą, nei pavardės. Tu supranti, kada į valdžią patenki, tu daug ko nebepažįsti. Tai čia šiurkščiuoju būdu, kaip tu gali išsižadėti. Sako, aš tų giminių nepažįstu, kas jie tokie. Aš, pavyzdžiui, patekčiau į valdžią, tai aš irgi jūsų nebeprisimenu, nepažįstu, bet jūsų gimtadienio proga, pavyzdžiui, aš jums, skiriu paramą. 3 štukelės. Mes parašytumėm paraiškėlę, kad prašo mum išskirti ten, bet nenurodytumėm ne vardų, ne pavardžių nieką, tik tai sąskaitas surašytumėm, žinai, į kurią sąskaitas įmesti bankas. Po 3 štukelės. Ir ten su nuoroda, reiškia, būtų gerai Įrankiam, Arūnai. Arba Turkija, arba Fantazijos LT. Jo. Įrankiam. Nu taip, įrankiam, kad galėtume fantazijas iš savo mūsų merutis buvo, taip sakant, nuteistoje tik mat komisijoje, dabar gaus baudą. Kiek? Už kiek? 3000? Nu, ten dar neaišku, bet gaus iki 1,6 tūkstančio. Tai dabar ir tik mat komisija bus suplaukota ranka. Tai kiek tu plaukuota ranka? Be abejo. Tai čia bus kaip aštuonkojus plaukuotom rankom. Čia, žinok, tas pats cigars. Tas pats cigars. Aštuonkojus suplaukuotom rankom. Nes pasirodo Šiauliam, kada pateikė paraiškas, čia tik Šiauliuose, ko gero, tokie fintai tėra. Nereik nurodyti nei akcininkų, nei direktoriai, kas yra. Tas paraiškas, matyt, be vardų pavardžių pristatė, kas ten. Pasirodo, net nežino, kas yra direktoriai. Iki pareikalavimo reikia, supranti, rašyti. Parašyti paraišką Ček Noris vizito organizavimui. Aš kiek jau paraiškų esu pildžius, nesupildžius ne vienos paraiškos, kur nereikėtų nurodyti nei direktorius, nei akcininką. Rašyk paraišką dėl merui Šiaulių amžino piliečio garbės vardo suteikimo. Tai tik tai va Šiauliam, tai dar nepildžiau ne vienos. Šiaulių merutis, tai va Čeks Norisas dėl to ir atskris į Šiaulius. Nes anekdotų jau pritrūkau, sako, žinai. Ne, reikia pasidalinti patirtim. Audriau, geriau anekdotų pasidalink dar kokį. Nes, supranti, nedaug yra merų Lietuvoje. Iš tikrųjų, gal vienintelis Šiauliuose, kuris nepažįst savo
švogerių. Nu, aš tą progą dar noriu. Nežino, kam Kas duoda. tas toksai ar ne yra? Mūsų babkės. Šiauliai ne švogerių Nu, ta kraštas. prasme, aš esu asocialus, aš nežinau, kas yra. Nu, tai iš kur tu gali žinoti? Ką žinau, kokią mano sesė žinai, kai sėdė tam bokštelį, jau tiek matyti susireikšminį, kad nebepažįsti. Nebepažįsti. Krantus net pametė. artimųjų. Tu Jo, supranti, nepartemui. dabar tavo požiūrė horizontai jau iki Briuselio siek. Tai kur tu čia matysi, kas tau čia po kojim Nu, daro? suprantat, bet Jisai faktas. Ursulos vietoj mato, supranti. Faktas yra tai, kad kažkas perėmė Visocką Na, rimtai. Šiaulių merą taktiką. Jis visus skūsdavo. Kiekvieną dieną paskundo beveik. Nu, Jo, ko gero, čia ten taip būdavo, panašiai. jo, žiauru. Rašydavo. Dabar ir apie jį rašo skundus kažkas. Mhm. Vieną vardą žinom, bet kitą nežinom. Ir va to kitą aš turiu versiją, kas skundus rašo Visocką žmona. Nu, dėl ko? Geriausias draugas. Ta prasme. Oba, nu. Nu, kai tu nusiboda giminių jai, žinai, nebepažįsti. Ai. Audriau, kai tu giminių nebepažįsti, Pažįsti? žinok, išsigąsti, kad ir tavęs vienas įk nebepažįsti. Nebepažins. Sakys, kas čia ta tokia dabar šalia manęs? Tai Girdi. palaukit, čia dabar jie aplenks net Lukošaitę su Zakiru. Nu, Tie viens ant kitą, tik matyti, ten tiek privarę yra, kad jau iki lubų tų skundų. nu čia apie tą pažinimą, Hebra, aš noriu pasibėdavoti. Pasaulio pažinimą. Einu, supranti, čia praeitoj mugė, einu, žinai, bulvarė su žmona, žinai, vaikštom, nu, pasižiūrim, čia tą. Kažkoks toksai nešpietnas vyriškis, viską žiūriu, kažkaip linktelė galvą, galvojau, kad čia su manim sveikinas, nežiūriu, nu, kėlė, kepurė, viską, žinai, žiūriu, mano žmona. Sakau, nu, čia dabar, kas, žinai, Padarėjai smulkiau, ne? praėjom, žinai, ir sakau, nu, blemba, sakau, tu pasižiūrėk, koks kultūringas vyrs, supranti viską. Žmona taip atsisuka, kažkaip tai pasižiūrė, sako, eik tu kultūringas, sako, kad nežinai, kaip narkisai. Nu, gers, nu, tai einam to plovą. Einam. RS2 Šiaulių radijas. RS2 97 ir 8 FM. Čia RS2. Paprastų šiauliečių paplėpėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Nu va, kai Čiaks Norisas atvyks į Šiaulius, bet mes čia juokiamės iš Šiaulių merą, žinai. O Nereikia žmogus, juoktis, pavyzdžiui, geras labai žmogaus. rimtai parašė tiesą. Vienam sakinį. Žodžiu, jis maukta plaukuota dėdė su ranka ten Tai kažkaip. dabar su cigaru. Su cigaru, nu, bet jis parašė taip, kad, nu, ta prasme, Šiauliai rodo pavyzdį ir tik taip Lietuva gali ir miestas, jis parašė taip, miestas gali augti ir išlikti virš vandens. Žodžiu, jeigu ne aš, tai mums ragas jau mes ir šiaip skęstam. Tai Tai čia jau, Šiauliai ne, čia yra laivelis audringoje potekstė. jūroje norėjai Kad pasakyti. čia mes jau skęstam ir dabar jisai ieško būdų, kaip mes Kaip, išliktume nu, virš kaip vandens. iškišta galva virš vandens, žinai, tam. Tai švieč tie Šiauliai, nešvieč. Švieč dar kol nepaskenda. Nu, ačiū. Titanikas irgi šviečia Nu, ačiū jums visiems. Iki paskutinės lemputės Bet aš, kai šviečia. švogeriui skyriau paramą pinigais, tai net nežinau, kai jis yra švogeris. Nu tai taip. Zita, va tu, kai Arūnai, bendrauji. švogeris negiminė. Ne giminė. Nepasimės. Iš kur Artimasis. žmogus gali žinot, kiek ta sesė tu supranti dalykai. tų Nu, tai švogerių pas yra, mane, ne? pavyzdžiui, tu seserukai daug yra, suvažiuoja, aš galvoju, Kas tie kas čia žmonės? per vyrai šalia stovi? Kas tie žmonės, ne, kurie atvažiavo? A tu bičias, aš tu švogeris. Pasaka vardą, žinai, ten. Ne, nu, dabar 3 minutėm švogeris gal nori- prisimenu, paskui užmirštu vėl. Arūnai, švogeris turi naują vardą. Nu, o Jo sesių- vardas švogeris Nu, absurdas. sesės kaip sesės. Nu, sesę, žinai, vardais pavadino, tų pavardžių irgi neprisimenu. Nu, šitą, kai ta etikmat komisija Lietuvos nubaudė ten, nubaus jau dabar baudą. Kiek Šiaulių duos merą. baudų? Tai jis jį pavadina ten loginiu absurdu. Man, pavyzdžiui, aš taip kažkaip galvoju, o kas tas yra? Loginis Loginis absurdas. absurdas. Absurdas čia- yra absurdas, čia gili loginio absurdo mintis. nebūna, ar ne? Nu, ta prasme, jeigu loginis, tai Matai, merui loginis. su lietuvių kalba yra sudėtinga kartais. Ne, čia jis jam, naujadarus daro, jis nesudėtinga. turtina mūsų kalbą. Nu, Tai va, nebūtų būtent, meras. Nu. Tu gyvenime nesugalvotum tokią. Jis toks biški Basanavičius, ar ne, galvoja, sugalvosiu naujų žodžių. Ne, matai, dabar Čia yra, kaip Toks sakė, biškis Šalkauskio Šalkauskis, filosofija. ne? Šalkauskis, Toks Basanavičius, biškį, nu. toks biški. Nu, Ingrida, po čigonų ir negrų
šitą skandalą visą susviravo Lietuvių kalbos komisijos vadovo žinau. kėdę, Ne tai pirmą Mers kartą. galėtų į tą Ne pirmą komisiją kartą. pretenduoti. Nauja karjera. Iššūkiai, Nauja nauji karjera. karjeros. Nauja neskirkit- lietuvių kalba, nu, Tik šviečianti neskirkit. lietuvių Tik kalba. neskirta, ne? Nu, bet aš noriu prisiminti va tą, kaip apdovanoja tą, nu, iš tikrųjų fainą įmonę Šiaulių Krambalt, kuri dirba užsienį ten Bet eksportuoja. rimta įmonė mes čia, rimta. Nu, labai rimtai ir mes visi yra ko sveikiname. didžiuotis. Bet Merutis Šiauliams. pasikvietė tą vadovą, savininką ten ir įteikė podelį. Nu, tokį Tipo podelį. naktinė podelė, ne? Nusifotkino. Nu, Bet ta kultūringas žmogus, žinai, tas įmonės vadovas Puodelį. yra. Aš būčiau taip siuntus jį su tuo podeliu, būčiau palikus ant stalo ir tai- išėjus. Ne, bet Ne, aš svarbiausia, podelį būčiau Ne, ne, palikus. nu ant ką stalo. tu, Podelį šviečiantis įteik šiaip į podelis iš rankas, nu saulės tai net rankų, maišelę nu. neduot. Tai kaip dabar tas žmogus eis tą podelį limdėdams? Nusifotkint su to podeliu. Nu, man taip graudu yra. Nu, ne, Manau, kad tą podelį tas Nepykit, chebra, bet Aš man- irgi manau, kad tualete pamiršau. Sako, o Jezu. Jėzu. Nu, podelį įteikiau, pasveikinau. Nu, Ne, gražu, nu, aišku. Bet, Tokios nu, garbingos įmonės vadovai Nu, podelį. ne? nu, podelį. kiek Nusipelnėme gyventi Nu, geriau. tiek ar ne? nususom provinciją konkretai. Nu, ta prasme, bet yra viena tokia laikas bėga, aš noriu paminėti vieną dalyką. Yra Šiaulių garbės pilietis Valdas Adamkus. Valdas Adamkus. Taip, ir dabar jam labai Prezidentas? gražiai. Prezidentas Taip, yra tamsta, Šiaulių. taip. Pagarbiai, prašau. apie Šiaulių, tai prezidentą va buvusį. būtent, nu, tai ta prasme, jam lapkričio berods 3, jeigu neklystu, sukaks 100 metų. Taip. Man Ir- garbingas O amžius. 2016 mes Valdui Adamkui suteikėm Šiaulių miesto garbės vardą. Tai mes minėsim kažkaip, ar tik su podeliu? Tai aš Ne, va ne, irgi mes galvoju. jam Šlepečių paminklą Aš pastatysim. žinau, kaip paminėsim. Paskambinsim ir į Facebooką, paskui įdėsim, Ir kaip Facebook'e pasveikinam. parašysim, Nu, kad ką paskambinau. pasveikinau. Taip, paskambinau ir pasveikinau. Tai mes minėsim, ar neminėsim? Loginį. Mes, Tai gal jau puokštį gėlių susimės savivaldybėje. Arūnai, Julio komanda susirinksim ir minėsim prie talšos. Mes Valdų tikrai paminėsim. Tai va, Nu, ten būtent. Taip. su 100 šlepetėm, metų be ne kiekvienas šlepečių, išgyvena. bet tai buvo fainas ir yra fainas žmogus. Nu tai va, tai duok Dieve, kad iki lapkričio dienos mes sakytumėm yra. Nu, Aš jam linkiu manau, sulaukti 100 metų ir Nu, dar aš daugiau. manau, kad Šiauliai turėtų pažymėti Tai jau man savo garbės Teka piliečių man su juo bendrauti labai garbing žmogus. Nu. Be cigarai ir be plaukuotų rankų, ir žinau. kultūringas. Ir kultūringas. Ir aukšta tokia, nu. Aukštą intelektą, padorus ir kuklus labai. O kaip ten buvo, ten tai buvo, bet jis buvo Va prezidentas. jeigu ir mūsų buvo mers geras. taip pat girtus kaip Adamkus, tai jam nebūtų apie ką girtis. Na, reikėtų čia tai va. kuklam būt. Tai va, čia mes duodam iš tikrųjų užduoti Šiaulių visvaldybei. SMS siunčiam. Ir, nu, Arturčikui. O aš Nu, tai tai palinkėjimą mes Adamkui pagerbsim Reikia Valdą mes Adamkų, ar nepagerbsim. Garbės piliečius Pagerbsim. reikėtų pagerbti. Nu, Duok Dieve jam, kad tik sulauktų tų 100 metų ir dar tai daugiau. jis sulauks, aš manau. Nu tai va, tikėkimės. laikom špigas Apie sukryžiuotas. Valdą Adamkų audriuk kalbam. Taip. Nu, jam bus 100 metų lapkričio Aha, tai va. 3. Nu tai taip. Aš Nu. kažkada asmeniškai sveikinau jį su gimtadieniu, paskui Audrius sveikino. Ai, jas. Nu, ir man teko. Nu, Ne va, tik tai sveikint. visi mes pažįstam jį. Nu tai, Tai va. visą Ir Lietuvą žinom pažįstam. vardą ir pavardę Ir pažįstam. duodam užduoti Arturčikui. Nu, kokią pavardę? Ką? Kokią pavardę? Tikrą. Adamkus. O tikrą pavardę? O tikra? Adamkevičius. Adamkevičius. Jo, jo. Va, matai. Taip, taip. Jo, Tai va dar pasirodė. Aš kai jis buvo Adamkevičius nepažinojau. Ne, tai Dabar mes va žinojau. nebuvom gimę. Dar mes buvom kažkur toli debesyse. Ne, mes tada Sėdėjom buvome. ant debesėlę. Ir su Jo. Bet Audriuk, pažadėk, kad mes, pavyzdžiui, Valdo Adamkaus 100-metį atšvesim. Ai, tu. Taigi sakėm, aš jį sakiau, Taip, prie duok talšos mes duok Dieve būtinai su pačiu pažymėsim. Adamkum, nu. Būtinai. Tikrai. Tai va. Ir mes parodysim irgi, taip žinai, mobilaus telefono ekraną, kur bus parašyta prezidentas Valdas Adamkus ir pasakysim ilgą kalbą. Kad, nu, labai ilga. Ja. Mes jo nekankinsim, mes selfių su juo nesidarysim. Kaip aš gelbėjau Lietuvą? Nu, ta prasme. Nu ką, Hebrytė, tai... Ir skanaus. skanaus. Galą Ir anekdočiuks. noriu, anekdočiuks, nu, žinai, susitink dvi blondinės, nu, greitai, taip, žinai, skubėdamas. Nu, vienas sako, kaip sekas? Kitas sako, ai, Jėzau, pavargau. Nu, kiekvienais metais gimdau po vaiką. Tu taip Ei. žiūri iš plėtų, sakys, sako, tu pabandyk bent kokį porą metų su vyru nebesimylėti.
Bandžiau, sako, žinokit, nepadėjo. Vis tiek gimdžiau. 97 ir 8 FM. Radio stotis RSD. Visiems mąstantiems